Taigi, sveiki visi. Aš šiandien darysiu su savo šeima tiesioginę laidą. O, ką jūs čia filmuojate? Aukse, čia jūs filmuojate tiesioginę laidą? Jo, mama. Ai, aišku. Tai man dabar reikia prisistatyti? Nu taip, mama, tu kaip iš medžio iškritusi. Ai, gerai. Taigi, mano vardas yra Aurėja. Man yra 38 metai. Jau turiu 2 vaikus ir gerą vyrą. Mano mėgstamiausia spalva yra mėlyna. O tai dar Aukse reikia kažką sakyti. Nu, mama, tu nežinai, mes filmuojam laidą. Kodėl tu tiek daug manęs klausinėji? Visi juoksis ir rašys blogus komentarus. Tai aš nieko nepasakosiu, po to gal papasakosiu. Tai tegul dabar prisistato ta mažoji sesė Gabija ir tegul vyras prisistato, jeigu dar neprisistatė. Taigi jau Gabija prisistatė. Tik tėtis, man atrodo, bet aš nežinau, kur jinai yra. Aš čia. Mes po to tėtį pristatysim, bet tu dar nebaigė savo tiesioginės laidos. Tu mums visą video sugadinai. Viskas, filmuom iš naujo kitas kadras. Tai dabar tu prisistatyk, bet prašau irgi nesugadink kaip mama mūsų kadro. Sveiki, mano vardas Viktoras. Man yra 39 metai. Aš turiu 2 pačius geriausius vaikus šitam pasaulyje. Ir aš esu puikus tėtis, ne tai, kad... gerai, nesvarbu. Viskas, baigiau, turiu eiti dirbti. Tai mes nespėjom su tavim nufilmuoti. Manau, aš ir taip daug informacijos pasakiau. Kurgi ne? Žute, o tu tikrai taip atrodo? Gerai, tikrai reikės išvežti. Viktorai! Gali ateiti, reikia katinui prieglaudą išvežti, mums reikia tavo pagalbos. Mes neišnešim jo. Tuo ateisiu, dabar užsiėmęs. Viktor, aš po to papasakosiu, kodėl, bet ateik trumpam, mums reikia labai ateik. O kam tokį gerą katinėlį išvežti? Mažulė, ar tu viskas gerai? Reikia ligoninę. Viktorai! Atsiprašau, katinėlį labai, bet mes tave vis tiek išvešim į prieglaudą. Tu labai negražiai elgiesi. Labai atsiprašau, bet mes vis tiek kažkaip tave iščiamsim iš namų. Išvesti tokį mielą katiną. Be to mes už jį labai brangiai mokėjome.